Kaip maksimaliai greitai ir efektyviai išlipti iš skolų ir kodėl verta šitą video žiūrėti, nes aš pats prieš kelis metus buvau pakankamai prasiskolinęs ir, sakykime, ta skola nebuvo su dideliam palūkanom, bet iš principo turėjau ir būsto kreditą, ir reikėjo įsirenginėti būtą, tiksliau kotedžą, ir reikėjo atidavinėti virš 40 000 skolos bičiuliui ir, žodžiu, krūva dalykų, kurie susidėjo į vieną vietą ir nebuvo patys fainiausi dalykai mano gyvenime, bet pasidalinsiu praktiniu pavyzdžiu, kaip iš principo per 12-18 mėnesių susidengiau virš 40 000 skolos, tai jeigu tinka ir patinka ir įdomus toks turinys, tai tada važiuojam prie praktinių žingsnių, kaip kiekvienas mano galva žmogus šitoje planetoje gali tą padaryti. 10 žingsnių sistema, bent jau man, kas veikia ir suveikia. Tai vėlgi, jūs žiūrit šitą kanalą, matot mano portfelį, matot pasyvias pajamas ir taip toliau ir panašiai. Tinkamas pinigų valdymas, įgūdžiai, įpročiai ir jūs niekada daugiau neatsidursit skolose ir plus dar per ateinančius porą metų efektyviai išlipsit iš mano galva praktiškai bet kokio dydžio skolos, kurioje esat. Pirmas dalykas, kas yra labai svarbus ir kas man vėlgi buvo tas kelrodė žvaigždė, kur aš turiu nukeliauti, tai yra susirašyti visas skolas ir paskolas į vieną Excelio lapą. Tai neturi būti kažkoks super duper Excelis ten su diagramom ir taip toliau. Specialiai aš padariau jums pavyzdį, kaip gali atrodyti toks dalykas. Va, štai čia Google Sheets, skolos, automobilis, ten sakykime 10 700, palūkanos, kas yra labai svarbu, bendra kredito metinė vartojimo norma turi būti štai čia surašyta, tas yra labai svarbu ir įmoka turi būti per mėnesį irgi įrašyta. Tai prasme, mano galva, kiekvienas iš jūsų gali pasidaryti štai tokį kažkokį mini Excelį, kuris jum tinka ir tai vadinasi skolų auditas. Tai pirmas pats svarbiausias dalykas – skolų auditas. Tam, kad jūs matytumėt savo realią situaciją. Nes jeigu mes nematom realios situacijos, nepripažįstam realios situacijos, tai niekur mes po velnių ir nenujudėsim su tuo skolų gražinimu. Nes jeigu mes neįrašom, ką mes turim gražinti, tai kaip mes po velnių tai turėtume gražinti. Logiška, ne? Tai valio, važiuojam toliau. Susirašym viską. Reikia surūšiuoti tas skolas nuo mažiausios iki didžiausios ir identifikuoti, kokie yra procentai. Tai yra, kurios paskolos yra brangiausios, kurios neturi iš viso galbūt procentų. Ir vėlgi, šitoje vietoje, jeigu mes grįžtam prie to pačio mano Exceliuko, tai ką mes turime padaryti? Mes turime susižiūrėti, kuri skola yra didžiausia, kuri yra mažiausia. Tai ką mes padarom? Data, sort range, data, sort range, advanced sorting options ir tada padarom pagal column B ir Z2A. Sort. Viskas. Aš turiu dabar išrūšiuotas skolas, tai yra nuo pat mažiausios iki didžiausios ir turiu palūkanas, ane? Tai ta prasme, čia turėčiau irgi nulį įrašyti procentų hipotetiškai. Tai štai taip atrodo dabar šitas Exceliukas, su kuriuo mes ir darbuosimės. Ir ką reikės padaryti? Man atrodo, pirmi 2 žingsniai buvo labai paprasti. Trečias žingsnis yra peržiūrėti 3 mėnesių savo paskutinės išlaidas. Ir ką mes turime ten pamatyti? Tai mes turime nueiti į savo banko sąskaitą. Nu, aš dabar neįsiu, nes akivaizdu neturiu šitos problemos. Bet nueinam į savo banko sąskaitą, identifikuojam ir nukatinam realiai visą subscriptionus, visus šituos dalykus mes turime identifikuoti ir vėlgi turime išsirašyti, kas iš mūsų ėda pinigus, kas iš mūsų vagia tos pinigus, ko mes net nematom. Tai šitoje vietoje turėtų būti tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, Netflix, YouTube, Premium, dar koks nors ten Premium, Spotify ir taip toliau. Ta prasme, visi tokie šūdeliavimai turėtų nueiti ir jie turėtų būti eliminuoti. Ta prasme, sorry hebra, bet mes nežiūrim teliką, nes reikės dirbti tam, kad atiduoti skolas. Pačios jos savęs negražins ir neatiduos. Vėlgi pabrėžiu, tai, ką aš dabar šitame video pasakau, tai bus ekstremalus skolų gražinimas, bet tai yra greitas ir efektyvus būdas. Tai reiškia, aš per jį pats asmeniškai per šitą procesą praėjau, žinau puikiai, ką tai reiškia, žinau, ką reiškia mažinimas gyvenimo kokybės ir taip toliau ir panašiai. Einam toliau, susirašym visus šitos dalykus ir mes eliminuojam visus šitos premiumus ir nukatinam šitą dalyką. Ketvirtas, susirašom savo 6 mėnesių pajamų planą. Tai kitaip tariant, kiek aš turiu to vadinamo fixed income, kiek aš uždirbsiu per ateinančius 6 mėnesius. Aš bent jau turėsiu įsivaizdavimą,
kada ir kiek pinigų man įkris, kurį mėnesį kiek pinigų pas mane bus. Ir tada pasižiūriu, ar mane tenkina tas rezultatas. Akivaizdu, kad 90% žmonių šitas rezultatas netenkina. Prie to mes irgi dar prieisim. Tai į tą patį Excelį susirašom 1 mėnuo, 2 mėnuo, 3 mėnuo, 4 mėnuo, 5 mėnuo, 6 mėnuo. Padarau tą prie jūsų. Hipotetiškai ateinam į čionai. Sakykime, žmogus su tokiais įsipareigojimais, nu tai gerai. Pajamos ir mes turim 1 mėnuo 2000, pajamos 2000, 22, sakykime, bonusas bus 2000, 2000, 2, 4, pavyzdžiui, irgi su ketvirtiniu bonusu. Viskas, valio, ta prasme, mes turim šituos dalykus, 12 600 pas mane turėtų įkristi. Aš galiu pasižiūrėti, ar tai yra su avansu ar be avansu, bet realiai galima, susižiūrėti pamėnesiui. Aš kai dirbau dar samdomą darbą, man įkrisdavo 1 kartą per mėnesį mano pajamos, kas buvo irgi labai svarbu, nes aš galėdavau planuotis nuolat tuos piniginius srautus ir aš iš karto gaudavau visą pinigų sumą. Tai aš buvau atsisakęs avanso ir pasidaręs 1 pinigų injekciją per mėnesį. Šitoj vietoj šitą dalyką turim, susirašym pajamų dalį. Toliau, ką mes turime susirašyti įmokas. Nu, tai įmokos suryja 1323 pinigus kiekvieną mielą mėnesį. Valio, susirašym kiekvieną mielą mėnesį tiek bus. Dažniausiai toks žmogus, su tokiais įsipareigojimais gyvens su antra puse, tai vėlgi bus pajamos kažkiek tai didesnis. Aš surašiau kaip vieno žmogaus, bet galima rašyti kaip šeimos. 3000, 3000, 32, 3000, 3000, 3, 4. Ką padarom? Susiminusuojam. Šitas minus šitas. Žiūrim, kiek pas mus liko pinigų. Iš to vietoj eurus dar reikia irgi padaryti. Va, štukas 7 pas mus liko. Kitas momentas, aš identifikuoju, kiek pas mane yra būtinosios išlaidos. Būtinosios tai yra maistas, komunalai, taip toliau panašiai. Hipotetiškai, sakykime, maistas ten 400, šeimai bus apie 600, plus komunalai. Nu tai būtinos yra štukė pinigų. Viskas. Komunalai su viskuo dar 1000 lygų. Štai taip atrodo šita dalis pas mus. Vadinasi, šita pinigų suma gali keliauti į atsidėjimą kiekvieną mielą mėnesį. Tai šitoj vietoj skolų pas mus yra štai tiek ir mes pradėsim jas gražinti, iš šitų pinigų. Vėlgi, tai yra hipotetinis pavyzdys, tai yra nerealus, šitas pavyzdys, aš tiesiog rodau, kaip aš dariau, ką aš dariau, kokie žingsniai pas mane buvo, tai reiškia, kaip aš skaičiavausi dalykus piniginių atžvilgių. Kitas momentas, aš planavau, kad per ateinančius 6 mėnesius man nereikės drabužių, pas mane nesuges mašina, pas mane neišlys sveikatos kažkokios problemos ir taip toliau. Visa šita pinigų suma, kuri likdavo, jinai būdavo skirta skolų sudengimui. Važiuojam toliau, sakykime, šitą dalyką susirašėm. Kitas momentas tai yra susirasti papildomą veiklą, nes akivaizdu, jeigu aš noriu pagražinti štai šitoje vietoje 35 000, 10 000, 3 000, ta prasme, štai šitą netgi dalį 14 000, jeigu aš norėsiu gražinti, tai po 600 eurų per mėnesį, akivaizdu, kad aš atidavinėsiu labai daug ir apie jokius čia metus 2 kalba neina, nes per metus aš geriausiu atveju 6 000 ten pagražinsiu. Jeigu dar vartuškę norėsiu sudengti, tai akivaizdu ten 50 000 yra praktiškai be šansų gražinti per 2-3 metus. Tai ką aš turiu padaryti? Aš turiu susirasti papildomą pajamų šaltinį. Ir dabar šita vieta gali būti labai skirtinga. Kažkas pagal kvalifikaciją, Yra žmonių, kas, neturi tų įgūdžių, ten pardaviminių kažkokių, arba ten IT ir negali susirasti kažkokios haltūros, kaip aš vadinu, iš savo srities papildomai. Einam į Boltą, Voltą, kaip pavyzdys, tai yra paprasčiausi dalykai, kur galima papildomai užsidirbti, nes sėdėjimas ant sofos šitoje vietoje tiesiog, jis negražins skolų už mus. Nuo to, kad mes žiūrėsim į šitą šitą, irgi lengviau nepasidarys. Tai mes turime susirasti papildomą pajamų šaltinį, kuris turėtų generuoti minimum bent jau tiek pat pinigų, kiek mums lieka štai šitoje vietoje. Boltas, Voltas, kurjeriai, freelancinimas, video editinimas, fotografavimas, montavimas, soctinklų administravimas, virtualus asistentas. Krūva dalykų, kur galima papildomai užsidirbti pinigų. Ir dabar vienas niuansas, tų pinigų negalima bus išleisti. Visi jie turės keliauti į atskirą štai šitą sąskaitą. Susiradom, sakykime, papildomą veiklą. Ką mes darome toliau? Jokių pramogų
atostogų, nereikalingų pirkinių. Kaip Ramzis pasakytų, aš nežinau, ar žiūrit Dave Ramsey show, bet you're not going on vacation, you're broke. Tai šitoj vietoj mes nevažiuojam atostogų, mes nieko savo neleidžiam, nes mūsų pagrindinė užduotis yra gražinti skolas. Taip, žinau, dabar užmėtysit mane pomidorais, kad čia reikia quality of life ir taip toliau, ir savo BMS lizinginį reikia išlaikyti ir taip toliau ir panašiai. Bet ne, jokių važinėjimų ten su mašina kažkur paatostogauti, jokių nieko. Tiesiog pahalinam, ariam ir uždirbinėjam pinigus tam, kad atiduoti tuos pinigus, kuriuos pasiskolinom iš savo ateities, nes priešingų atveju gyvensime visą likusį gyvenimą į skolą. Kai atiduosit, tai kaip rewardas arba kaip tas apdovanojimas savęs galimas tuo metu, kai jau yra pasiekti tam tikri milestone'ai. Pavyzdžiui, sudengtos 3 skolos, arba sudengtos 4 skolos, arba sudengta 10 000 skolų, arba, bet jūs turit sugalvoti apdovanojimą už tai, kad pasiekėt, tada bus galima. Atsidarom atskirą sąskaitą kaupiamosioms lėšoms. Tai kitaip tariant, kai tik įkrisdavo man pinigai, aš turėjau atskirą sąskaitą, tikrai nepaslaptis, kad valdžiau savo biudžetą. Ir šitoje vietoje atsidarius atskirą sąskaitą, ką aš buvau paskaičiavęs, kad nuo šitos vietos aš dar taip apie 7-7, sakykime, būčiau palikęs, bet ką aš daryčiau šitoje vietoje, tai lygu kiekvieną mielą mėnesį aš dengiu 600 į taupyklę ir plus papildomos pajamos, kurios atkeliauja čia. Taupyklė 600 pinigų, tai kas lieka nuo šitos vietos, nes 7-7 plius minus gali kažkiek tai pasimesti. Tai mes, sakykime, turim taupyklę 600, čia 600, čia 800, čia 600, čia 600, čia štukė. Viskas. Aš iš karto, kai tik man įkrenta dalis pinigų, aš iš karto į taupyklę persivedu į atskirą sąskaitą šituos pinigus. Paprastesnio būdo tikriausiai paslėpti nuo savęs nėra šitos dalies ir visos yra papildomos pajamos, kurias aš uždirbu, irgi keliauja į taupyklę, į tą pačią. Štai čia galima netgi taip padaryti. Žiūrėkit, bam, ne? Ir pasidarom. Šitaip, tai čia yra pajamų dalis, čia yra papildomos pajamos. Tai ir sakykime, čia aš gaunu 400, 500, 600, 700, 600, 600 ir panašiai. Viskas. Aš šitoje vietoje turiu pakankamai, pinigų, jog susidenginėčiau nemažai skolų. Matau, kiek pinigų man gaunasi atsidėti. Kiekvieną mielą mėnesį pagal planą, kiek aš dabar atsidėsiu tų pinigų. Viskas. Dabar kitas momentas, kas yra labai svarbus momentas. Dažniausiai žmogus sėdintis skolose, jisai vėlgi neturi jokio rezervo, jokių rizikos valdymo mechanizmų, jeigu kažkas nutiktų. Atsimenat, aš sakiau, kad kas būtų, jeigu būtų, ne? Tai šitoje vietoje yra ypatingai svarbus sekantis žingsnis, ką mes turime padaryti, tai yra sukaupti minimum 1000 eurų rezervą prieš atiduodant visas skolas. Kodėl 1000 eurų rezervas? Dažniausiai to užtenka tam, kad jeigu kažkas nutiktų, man reikėtų ten kasko susimokėti, man reikėtų, nežinau, ten dantis suskaudo, reikia pas dantistą nueiti 200 eurų, kažkas ten su sveikata, reikia vaistų, reikia, žodžiu, 1000 eurų tai yra ta dalis, kuri yra neginčiamas dalykas, kuris turi būti pas jūs kaip rezervas. Kur dabar laikyti tą rezervą? Geriausia jį paslėpti nuo savęs, jo gali prireikti, bet kadangi mes esam tokioj situacijai, kur jau sunku valdyti tos pinigus, tai jį reikėtų paslėpti nuo savęs. Šiau pagrindę ne dėl palūkanų, o tam, kad, kaip ir sakiau, paslėpti nuo savęs, nuo savo banko sąskaitos, bet kad mintinai žinočiau, kad aš turiu tam tikrą saugumo pagalvę, rezervą ir kad jeigu ką, aš turiu iš kur pasiimti pinigų, bet nusiėmimas kainuoja 7 eurus, šiaip savo aš jų nepasimčiau, nes 7 eurai nuo štukės yra pakankamai nemaža pinigų suma nusigryninant. Bet in case of emergency, arba kaip čia pasakyti, jeigu nutiktų super duper neplanuoti dalykai ir man staigiai reikėtų pinigų, jie ateina per vieną darbo dieną į mūsų banko sąskaitą atgal, tai aš juos pasiimčiau. Nuorodą, by the way, į Freedomą rasit irgi apačioje. Sakyčiau, paslėpkit nuo savęs, nebūtinai tai turi būti Freedom 24 ar ten kažką, bet paslėpkit nuo savęs kažkur, kur jūs nematytat, kur ne ant akių būtų šita pinigų suma, kiekvieną dieną jums ten banko sąskaitoj, pavyzdžiui, šmėžuotų. Tai šitą dalį susitvarkėm. Toliau, kai mes jau turim šitą dalyką, mes jau galim pradėti grąžinti visas skolas. Ir dabar ką aš matau šitoje vietoje atėjęs į savo Excelį. Pirmą 1000 eurų aš padarysiu per vieną mėnesį ir jį atsidėsiu, ne, tai yra rezervas. Dabar klausimas, kurias skolas iš šitų jūs grąžintumėt
pirmiausia. Tai ne veltui mes padarėme pagal sumas ir ne veltui mes padarėm pagal palūkanas. Kai kurie su manim ginčysis ir sakys, kad reikės grąžinti pradžiai štai šitą galbūt paskolą. Pagrindinės skolos ir kodėl atsiranda tai tas nevaldymas dalykų, tai yra skolos ypač draugam, kurios yra beprocentės ir kurios neturi kažkokio grąžinimo termino ar kažkokių kitų dalykų. Tai yra sunkiausia dalis jas grąžinti. Bet šitoje vietoje mes turime likučius, kur aš matau, jog per vieną mėnesį praktiškai iš savo pajamų ir planuojamų papildomų pajamų aš galiu pagrąžinti šitas dvi skolas. Jos man atlaisvins papildomus 60 eurų į biudžetą. Tai ką aš darau? Realiai aš grąžinu mažiausias skolas šitoje vietoje. Jeigu pas jūs yra, sakykime, skolos ten fiziniam asmenim, tas yra labai svarbu, aš grąžinėčiau šitą skolą pirmiau negu šitą skolą, pavyzdžiui, negu automobilį. Telikas, sakykime, ir šitą aš per pirmą mėnesį eliminuoju, viskas raudona, viskas, pas mane čia nieko nėra. Dan, netgi ne taip padarysiu, ne raudoną, padarysim, sakykime, pilką, viskas, dan. Aš per pirmą mėnesį šitoje vietoje tą dalį grąžinau. Tai reiškia, antrą mėnesį realiai, nes pirmą mėnesį skolų grąžinimo. Ok, dvi uždengtos skolos, galima uždėti čia, dan per antrą mėnesį. Toliau einam štai šitą dalis, tai pas mus jau praėjo 2 mėnesiai, šičia dan. Tai dabar yra štuka 4 ir dar liko apie 100 eurų pas mus nuo praeito mėnesio. Tai reiškia, kiek pas mus gaunasi? 1,5 grubiai tūkstančio ir tada dar 1,3. Vat ant štai šitos vietos aš jau turėčiau pagrąžinti šitą skolą draugui. Prie automobilio aš neinu. Kodėl? Dėl to, kad jeigu pradėsiu grąžinti automobilį, aš užtruksiu tikrai apie 10 mėnesių, matant netgi štai šitos dalykus, aš tikrai turėčiau užtrukti apie 10 mėnesių. Niekaip aš to nepadarysiu. Efektyviau yra išbraukti dar vieną skolą iš skolų sąrašo štai šitoje vietoje, mano subjektyviu supratimu. Ir ką mes galime padaryti, mes šitą susidenginėjame dalimis, tai tiesiog dalimis įsirašysim ir per 2-3 mėnesius priklausomai nuo štai šitų papildomų pajamų, kurios galėtų įkristi čia šitoje vietoje iš papildomos veiklos. Viskas. Dan. Šitą dalį, ką mes padarome, uždengėme ir padarome ją pilką. Viskas. Atidavėm ir šitą dalį. 3 skolos per pusę metų, net ne per pusę, čia per 4 mėnesius. Toliau ateina kita dalis, tai yra šitie 10 000. Tai jeigu dabar mūsų papildomos pajamos įsivažiavo po truputį, mes turime dar papildomai štai čia galimybę kažkiek tai tų pinigų damesti prie šitos paskolos, tai ką mes darytume, sudenginėtume šitą kreditą maksimaliai. Aš tada daryčiau ir tęsčiau tiesiog visą šitą reikalą į apačią dar kokius 3-5 mėnesius ir sudenginėčiau, ne, štai šitoje vietoje. Tai sudengčiau per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6 kart 7. Tai mes turime 11 200, tai per 7 mėnesius štai čia pas mus būtų sudengta štai šita paskola. Tai mes galime pažymėti ją dar pilkai. Tai realiai taip pas mus žymisi pilka paskola. Sakau taip, kaip aš dariau pas save su savo įsipareigojimais. Prašau, per pirmą mėnesį šitą atidaviau, per antrą šitą, per paskutinius dar 7 mėnesius susigrąžinau šitą. Dabar ką daryti su būstu ir su vartojimo kreditu būsto įrengimui, pavyzdžiui, kaip šitoje vietoje, išgalvoti skaičiai ir tiesiog su palūkanomis, ne? Tai labai aiškiai matosi, kad šitos paskolos labai greitai mes nesugrąžinsim ir teks mokėti pakankamai ilgai. Bet ką mes galime daryti, tai toliau pas mus atsilaisvina kažkiek pinigų, jo, nes 388 mes jau šitas visas atidavėm, pas mus atsilaisvino pinigų. Ką aš daryčiau? Aš eičiau maksimaliai kelti savo kvalifikaciją ir stengtis išgryninti savyje tą high income skill. Daug kas kalba apie tai, ten visi Dan Lokai, Mark Tilbury, tas pats Grahamas ir taip toliau. Tai šitoj vietoj užsienio visi influenceriai apie tą kalbą, aš irgi apie tai kalbėsiu, kad jums reikia susikurti kažkokį high income skill, kur jūs nueitumėt ir gebėtumėt uždirbti pakankamai daug pinigų. Tai aš investuočiau į kursus, kadangi šitos papildomos pajamos ateis tikrai pakankamai sunkiai, ypač dažniausiai fiziniu darbu, kai mes
keičiam savo laiką į pinigus, savo fizinį darbą, tai šitoje vietoje norėtųsi kažko, kas generuotų daugiau pinigų. Natūraliai, kartu su tuo ateina papildomos pajamos, kurios galbūt užtikrins apie 1000–1500 papildomai pajamų ir nebus tokios reiklios laikui ir fiziniam darbui. Ir tada mes galėtume sudenginėti jau štai tokį vartojimo kreditą, kuris yra 6% metinių. Ir šitoje vietoje jūs paklausit manęs, Aleksandrai, ar verta sudenginėti 6% metinių, nes mes rinkoje galim gauti apie ten 8% metinių. Aš sakyčiau, kad verta, nes tai yra didelė skola ir ją verta sudenginėti maksimaliai efektyviai. Štai šitos dalykus mes sudengiam per mažiau negu metus laiko. Štai šitos dalykus jau reikės sudenginėti dar apie metus laiko, jeigu jūs įsidieksite pas save tą vadinamą high income skillą. Būsto kreditas, kadangi Euriboras susideda ir banko maržą, na tai šitoje vietoje, kadangi pakris ilgojo laikotarpiu, tai jisai pamažės ir jo gražinti iš anksto, sakyčiau, kad nereikėtų. Tai va, tai kai mes susigeneruojam tą high income skillą kažkokį, ką mes turime, mes pagražiname šitą dalį ir toliau einame investuoti pinigų, todėl kad čia pakritus, sakykime, tam pačiam Euriborui, palūkanų norma bus mažesnė, mūsų įmokos šitoje vietoje sumažės, pas mus atsilaisvina štai šita dalis, 35, 25, 145 ir 388, po 2 metų pas jūs papildomai, taip, 35 plus 25 plus 145 plus 388, mes turime beveik 600 eurų atsilaisvinusių pajamų ir tai yra po 24 mėnesių apytiksliai pagal planą, jeigu mes kalbam apie tai. Jūs ką galit padaryti, jūs tuos pinigus, va tuos 600 vietoje to, kad atidavinėtumėt kažkam į skolą, sakykime, ateinat ir pradedat. Šitoje vietoje nulis pas jūs investavime, sakykime, tiem patiem 10 metų prie 10% metinių, 600, beginning of the month, jūs turit labai gražius 120 000 pas save kapitalo per 10 metų. Jeigu jūs toliau nieko nedarot ir dar paliekat 20 metų tuos pačius 120 000 kapitalo iki pensijos, aš darau prielaidą, kad jums yra dabar apie 30 metų ir šitoje vietoje nebepildot savo portfelio, jūs išeinat su netoli lemo pinigų į savo pensiją. Dabar kur investuoti, kaip investuoti, apie tai aš esu kalbėjęs daugybėje savo video. Vienas paprasčiausių variantų tikriausiai būtų S&P 500. Mano portfelis yra viešai prieinamas, jums 80 su viršum tūkstančių, kas pasyvias pajamas generuoja. Jeigu norėsit pasyvių pajamų, ten už 120 000 galit pasiekti šitą portfelį, tik tai žinoma pasigilinkit. Bet idėja tai, kad jūsų gyvenimo kokybė po realiai 2–5 metų, kai jūs išlipsit iš tų skolų, bus absoliučiai visiškai kitokia. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas video jums padėjo. Tie, kas jau galbūt išlipinėja iš skolų, išnaudokit maksimaliai efektyviai kiekvieną eurą, kiekvieną centą. Tai nuorodas į Freedomą rasit tą pačioj. Išnaudokit D sąskaitas, ilgalaikius taupimo planus. Apie investavimą šitoje vietoje aš nekalbėčiau, aš kalbėčiau tik tai apie efektyvų taupimą ir apie paslėpimą dalies pinigų nuo savęs, kad nematyti jų pagrindinėje banko sąskaitoje. Na, o jeigu norit pradėti investuoti ir galvojat, nuo ko čia pradėjus, tai vėlgi pirmieji žingsniai, investavimas minimaliomis sumomis, rasit štai čia ir pelningo visiems investavimo, sėkmingo išlipimo iš skolų. Labai tikiuosi, kad šitas video pakeis kažkieno gyvenimą. Iki kitų kartų. O, ligos pasekmės.